matė tikriausiai. Ir dar užrašas centre Alytaus skrydis, tai ten jis buvo atidarytas lankytojams, žiūrovams. Buvo atidarytas 93 metais, kada buvo švenčiamos Dariaus Girėno 60-metis. 70 metų, 2003 metais taip pat mes pagerbėm labai mažam rate, labai malonu, kad Lietuvoje dabar toks didelis, sakyčiau, paruošimas, supažindinimas žmonės su mūsų didvyriais Darium ir Girėnu. Tai man net keista, kaip šįmet tokie pradėjo augti vaikai dideli mūsų tautos sūnums. Dar paminėjot, kad buvo Dariaus ir Girėno gatvėje, yra jų išliko iš po tarybinės valdžios, buvo likę tik 33, dabar Lietuvoje jau turbūt visas 300, kiek buvo ir smetoniniais vaikais. Tarp kitko, dar 86 metais šita ekspozicija buvo sodo namelyje, Birželis, tai da buvo tarybiniai vaikai, labai daug lankytojų turėjau. Tai tikrai tiek, kai persikėliau į miestą, tiek aš neturėjau, kiek buvo tada sode. Ten aš buvau kiek 3 metus, pas mums skyrė šitas patalpas, kur tada skrydžio pavadinimas yra, bet jis jau ten nieko nesako apie šitos didvyrius. Nu gal jis ir persikels į čia į aerodromą. Labai to norėčiau. Ačiū. Ačiū plojimai praeičiai ir matyt dar didesni plojimai ateičiai. Oficialią dalį baigėme ir su jumis lieka ateitis. Alytaus muzikinė ateitis grupė Moonshine. Geros popietės. Sveiki čia susirinkę į Dariaus ir Girėno 80-mečio skrydžio paminėjimą. Mes esame Alytaus roko grupė Moonshine. Gal mes jums pasirodysim tik per garsus, bet šitie lėktuvai irgi gan garsiai skraido. Tada mes pagrosime savo kūrybos dainas. All I have
Kadangi mums labai gerai pareikštas. Kaip ir šiandien viskas. Padėkit, kad buvote. Klausai. Ačiū. Ačiū mums. Ačiū Munčiai. Beje, jeigu jūs norėsit pagrot, tai aeroklubas sako puiku, tik tai dabar yra aviacinė programa ir kviečiam visus pasižiūrėti, o paskui, jeigu norėsite, dar grupė Munčiai galės pagrot tai, ką jie moka geriausiai, kalbu apie roko muziką, o dabar išties Alytaus aviatoriai kukliomis šios dienos pajėgomis, be didesnių pristato kuklę, tačiau tikrą aviacinę programėlę. Na ir po to, turbūt viskas priklauso nuo jūsų, kaip susiplanavote savo laisvalaikį čia Alytaus aeroklube. Koks čia garsis laukia stovėjo? Tokį garsis stovė pilą. Čia visą normaliai čia skambėjo. Bet ir taip, ten, kad galėtai, jeigu pamanydavau, kokias taip žiūrėjau, kokias kaip 20. Kebabą. Ką?